Sveiki, brangieji, taigi sveikinu Jūs su Šventų Velykų džiaugsmu iš Švento Petro aikštės ir bazilikos. Šiandieną teko švęsti Eucharistiją su Šventuoju Tėvu. Ir jo homilija išties labai palėtė tai, kad jis įvystė mintį apie moteris, kurios troško patepti aliejumi Jėzaus kūną, bet žinojo, kad yra užritintas akmuo ir galvojo, kaip jį nuritinti. Tai jos nepabūgo to, bet vylėsi ir Viešpats įvykdė stebuklą. Taigi, kaip ir Šventasis Tėvas linkėjo ir kartu jums, tiesiogiai norisi palinkėti nepabūgti jokio akmens, kuris yra mūsų istorijoje, buvo mūsų istorijoje ar net dabar yra, nes Viešpats tikrai gali prikelti mūsų istoriją ir jis prikelia mūsų tikėjimą. Tai dar kartą su Šventom Velykom iš Švento Petro aikštės. Dievo palaimus visiems.